Sveiki visi atvykę į dar vienos savaitės uždavinio sprendimą. Ir šią savaitę buvo, toks šiek tiek įdomesnis, galima sakyti kaip ir, Skaičių teorijos uždavinys. kuris beje buvo paimtas iš MIFMO. MIFMO tai VU matematikos informatikos studentų kaip ir olimpiada. Ir uždavinys skamba štai taip. Įrodykite, kad yra be galo daug sveikųjų skaičių n, su kuriais kiekvienas n, n plus 1 ir n plus 2 yra dviejų sveikųjų skaičių kvadratų suma, o antroji dalis, ar yra toks sveikasis skaičius n, kad kiekvienas skaičius n, n plus 1, n plus 2 ir n plus 3 yra dviejų sveikųjų skaičių kvadratų suma. Ir pasidalinsiu vienu iš prenumeratorių sprendimų, kurį man atsiuntė, nes tiesiog atrodo toks labai unikalus būdas ir unikali lygtis, kurią pats pirmą kartą su jais susidūriau. Tai buvo labai įdomu pasižiūrėti. Iš esmės šito uždavinio kaip ir pagrindas ir susigalvoti tiesiog kažkokį, kaip išsireikšti, pavyzdžiui, tą n, kad po to būtų galima labai lengvai išreikšti tą n kvadratų sumom. Ir vienas žmogus, kuris sprendė, tiesiog atsiuntė štai tokį variantą. Tai yra toks dalykas, yra Pelio lygtis. Ir jinai atrodo štai taip. X kvadratu minus dy kvadratu yra lygu 1. Ir tuo atveju, kai d nėra sveikojo skaičiaus kvadratas, kaip pavyzdžiui, d yra sveikas skaičius, bet tai nėra sveikojo skaičiaus kvadratas, tai pavyzdžiui 2, 3, 5, tai šita lygtis turi be galo daug sprendinių sveikųjų. Tai paimam, sakykime, x kvadratu minus 2y kvadratu lygu 1, ir sakom, kad šiti xy priklauso z sprendiniai ir yra mūsų reikiami kvadratai n sprendiniams. Nes mums reikia tiesiog parodyti, kad tai gali būti dviejų kvadratų suma, o po to ten xy, tai jau aišku bus begalė su tais n. Tai paimam, kad sprendinių aibė yra xy tiesiog ir tai šitos lygties. Ir tada sakom, kad n yra lygu 2y kvadratu. Tiksliau mes apibūdinam n kaip 2y kvadratu. Tai mums reikia n, tada n plus 1 ir n plus 2 būtent tą dalį. Tai jeigu imsim tiesiog n, tai mes 2y kvadratu galim parašyti kaip y kvadratu plus y kvadratu. Vadinasi, tai jau yra dviejų sveikųjų skaičių kvadratų suma. Tai n jau yra. Ką dabar apie n plus 1? Tai pasižiūrim į sugalvotąją lygtį. Turim x kvadratu minus 2y kvadratu yra lygu 1. Ir jeigu mes imam n plus 1, tai mes turim 2y kvadratu plus 1. Tai jeigu mes šitą dalyką paimsim ir kelsim kitą pusę, tai turėsim, kad 2y kvadratu plus 1 yra lygu x kvadratu. O kai mes dar kitaip galim užrašyti x kvadratą, mes x kvadratą galim užrašyti kaip tiesiog x kvadratu plus 0 kvadratu. X yra sveikasis, 0 taip pat yra sveikasis. Vadinasi, tokie taip pat egzistuoja. Ir jų yra be galo daug, žinoma. Ir dabar ką daryti su n plus 2? Su n plus 2 panašus variantas. 2y kvadratu plus 2 kvadratu tada bus. Ir jeigu turėjom x kvadratu yra lygu 2y kvadratu plus 1, tai mums tik reikia dar vieną pridėti. Ir turim, kad 2y kvadratu plus 2 yra lygu x kvadratu plus 1, o mes tai galim užrašyti kaip x kvadratu plus 1 kvadratu. Ir vadinasi, pirmoji dalis yra baigta, nes egzistuoja begalė daug tokių n, kad mes galėtumėm gauti su n dviejų sveikųjų skaičių kvadratų sumą, su n plus 1 ir su n plus 2. Ir dabar žiūrime į b dalį. B dalis tai klausia, ar yra toks sveikasis skaičius n, kad ir n, n plus 1, n plus 2 ir dar n plus 3 yra dviejų sveikųjų skaičių kvadratų suma. Ir šitą galima tiesiog padaryti su mod funkcija. Ir ką galima pastebėti, tai jeigu
x, y, jeigu jie abu yra lyginiai, tai tada x kvadratu plus y kvadratu yra 0 mod 4. Dėl to, nes čia turėsim 2 kvadratą, čia irgi turėsim 2 kvadratą, jeigu lyginiai, tai dalinsis iš 4 gražiai. Toliau, jeigu x yra lyginis, o y nelyginis, tada x kvadratu plus y kvadratu bus 1 mod 4. Dėl to, nes iš nelyginio mes gausim tą plus 1, kuris liks kaip liekana. Nu ir žinoma, atvirkščiu atveju, kaip čia nelyginis, o čia lyginis, mes irgi taip pat gausim 1 mod 4. Jeigu jie abu nelyginiai, tada x kvadratu plus y kvadratu bus 2 mod 4. Nes mes tiesiog turėsim čia plus 1 ir čia plus 1 ir jie susidės iki 2 ir liks kaip liekana. Ir viskas. Čia yra visi variantai, kurie gali būti. Lyginis, nelyginis, nelyginis, lyginis, abu lyginiai, abu nelyginiai. O mums reikia n, tada n plus 1, tada n plus 2 ir tada n plus 3. Ir ką galima pastebėti, kad jeigu mes dalinsim iš 4, tai sakykime, šitas iš 4 dalinas. Viskas gerai. Čia gausis tada 0 mod 4. Čia tada gausis 1, čia tada gausis 2. Bet čia jau bus 3. O mes išnagrinėjom visus atvejus, mes sakėm, kad gali būti 0, 1, 1 arba 2. Vadinasi, neegzistuoja toks n, kuris tenkintų visus šitus 4, dėl to, nes nors vienas iš šitų n bus 3 mod 4, o sveikųjų skaičių kvadratai visais atvejais yra 0, 1 arba 2 mod 4. Todėl nėra tokio n. Na ir viskas. Šitas toks tiesiog labiau pamastymai buvo, čia pačio sprendimo daug nėra. Čia tiesiog reikėjo, svarbiausias dalykas yra tiesiog išmastyti kažkokį lygtį, kažkokį dalyką, kurį labai lengva po to užrašyti kaip 2 skaičių kvadratą. Nes šitas, buvo kaip ir obvious, kad tai yra tiesa, tiesiog reikėjo įrodyti. O B tai tiesiog per mod galima labai drąsiai pasidaryti. Tai šiandien iš savaitės uždavinio tiek. Ačiū už žiūrėjimą.